Mano nuomonė, karalius yra toks žmogus, kuris nebijo apsimti atsakomybės, nebijo keist kažką daryti, o ne tiesiog sėdėti ir sakyti, va, tu daryk tą, man čia smagu, aš čia savo sėdžiu. Tai toks žmogus, kuris imasi iniciatyvos ir kažką bent jau kitiem daro. Manau, būtų, aišku, skirtingai susidėstę, kadangi mes tos monarchijos turėjom, bet jinai prieš, dabar jeigu neklystu, prieš 500–600 metų kaip ir išnyko, pasidarė demokratija, tai aišku, būtų visiškai kitaip, būtų visiškai kiti valdymo simboliai, tas pats karalius jau būtų, kuomet mes dabar turim tik prezidentą. Aš taip norėčiau, kad gyventų Marijampolėj, paprastam namukį, kas nori ateina, pasišneka, žinot. Toks šiek tiek didesnis vyras, iš karto kažkaip ta karūna taip atrodo auksiniai. Nors nebūtų, manau, Lietuvoje tokios, bet taip kažkodėl įsivaizduoju. Nu, va, toks va turėtų būti, aš manau. Barzda tokia ilga, gal iš pradžių, kad kelius sutvarkyti. Toks va būtų prašymas, nes Marijampolėj, tai turim šitą problemą, tikrai jau taip jau. Turėtų mokėti susivaldyti su kitais, kuomet vieni sako ne, kiti sako taip, ir būtent karaliaus ar karalienės, tai yra tikslas dadės paskutinį tašką, kaip sako. Manau, kad būtų iki dabar karalius turbūt išlikusi tokia monarchija. Galbūt tai būtų konstitucinė monarchija labiau jau šiem laikam. Labai sunkiai įsivaizduoti, nes dabar mes turim šitą demokratiją, respubliką, tai viskas labai gerai, mes labai gerai gyvenam ir sunku yra įsivaizduoti, kad būtų monarchija. Bet aš manau, kad jeigu taip jau atsitikę būtų, kad per visus laikus eitų su monarchija, tai puikus pavyzdys turbūt būtų kaip Anglijoje, gal kažkas panašaus tokio. Na, šiais laikais tiek tas pasaulis keičiasi ir žmonės labiau socializuojasi, nesvarbu kokia jų politinė padėtis, šeimos padėtis. Tai manau, jis turėtų, aišku, nebijoti išeiti į viešumą, nebijoti su porą apsauginių pavaikščioti mieste, susižmonėti su kitais. O būtent koks žmogus, tai žiūrau į Katlerį kokį, vis tiek tokia įdomesnė persona, bet ir to rimtumo irgi turi. Manau, vis tiek jau šiais laikais turėtų tai būti vis tiek. Instagramo profilis jau Royal Family Lithuania, taip ir matau jau, su karūna ant viršelio. Jeigu šiek tiek į politiką lendant, Grybauskaitė man iš karto tokia karalienė. Manau, vis tiek iškelt mūsų valstybę, ją galbūt išplėtot kažkaip, aš nekalbu apie žemės išplėtojimą, bet pakelt kultūrą, galbūt labiau šiek tiek tokį visuomeninės veiklos ir panašiai. Projektą Kalendorius – mažorinė ir minorinė istorija iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Parama 9 000 eurų.